Mergaitai Laurai, kuri Trakuose apsipirkinėjo ir dabar jau laukia dar vieno Maksimo skambučio. Maksimas dar turi paklausti, kai ko. Alio. Alio, привет. Nu, galėjai ir greičiau. Nu, tai kad tu man pasakei 10 minučių, tai aš taip kažkaip neskubinau. Sveikinti. Labukas. Привет. Привет. Sakė привет. Tai tu mane duosi Lauros pakalbėti, neduosi? Aš čia. Ai va, labas dar kartą. O kas čia su manim sveikinasi? Draugė. Draugė. Gera draugė. Pas ją visada toks įprotis. Supratau. Nori balsą išgirst. Klausyk, tai, Jo, o ką jūs veiksit? Tai gal aš galiu pasiimti savo draugą ir mes galim atvažiuoti? Kada? Nu, kad ir Dabar? šiandien, parūkysim, pakalbėsim. Nu, tai kad ką aš žinau. Arba galim iš tikrųjų, mes galim vyno atsivežti, nuvažiuosim, pasižiūrėsim, kažkur pasėdėti. Aš negeriu. Nu, tai bet kas dabar, galėsi pažiūrėti, kaip mes tai darom. Nu, tai taip neįdomu. Nu, tai galiu aš tada vienas atvažiuoti, kažką paveiksim, ką nors įdomaus. Aprodysim man apylinkės, pavažiuosite su mašina, pasikalbėsim, susipažinsim. Ar tu labai užsiemus rytoj būsi? Rytoj tai ne. Nu tai va, tai šiandien reiškia, можем расслабиться. Nu tai. Nu ką aš žinau. Nu ko tu dabar bijai, kad aš tave suvalgysiu, ar kas atsitiks? Nu jo. Bijai to? Tu ką, juokauji? Nu, Ko tai- man čia bijot? Maladies, nėra ko to bijot. O tu šis nieko nebijai? Nu, o ko man bijot? Ne, aš negalvoju, kad kažko reikėtų bijoti. Ne? O tu nebijai, kad aš, pavyzdžiui, paimsiu tave už pulsą ir suvalgysiu? Kaip vilkas Ne, nebijau. Kaip vilkas raudonkepuraitė. Aš apsigint moku. Rimtai? Jo. Kaip, tu su batagu apsigint gali? Nu, pabandyk, parodysiu, kaip. O tau patinka griežčiau gal? Ne, man nepatinka Tau griežčiau. patinka švelniai? Taip švelniai. Labai labai? Labai, O labai. kokia poza tau patinka? Nu taip, nu pastovi ir klausimai čia. Nu tai, tu apie tai pradėjai kalbėti, aš ir paklausiu. Ir be to, einam jau atgal dabar. O ir be to, kodėl jis nežinoma? Pas mane tai padaryti, aš nežinau, žinok. Pas mane įprotis dėl darbo. Nu, kur dirbėjai, nepaslaptis. Ne, nepaslaptis, žinok, aš dirbu šiaip sudėtingą darbą su pardavimais. Lem, aš pavargau jau. Nori masažą, gal to padarysiu? Nu, žinai, neblogai būtų, nes labai kojas skauda. Galiu. Aš kažkada buvau Tailandė, mane išmokino labai puikiai daryti masažą. Tarsi, man darė ir aš supratau, kas iš tikrųjų yra geras masažas. Galiu padaryti nuo nugaros, galiu padaryti viso kūno ir kojų tuo pačiu. Nu, tai faina. Tai tu jau toli nuo parduotuvės nuėjai? Nu, aš einu dabar atgal. Klausyk, tu gal gali tada paimti Johnson's Baby? Kam? Aš to masažą padarysiu tada. Aš namuose turiu, man iki namų netoli. Tai va, tu gal iš namų paimk. Aš tai man reikia išsiaiškinti, ar yra laisvų kambarių su šitam akmeniniu užeigui. Gerai? Aš nežinau, kur jinai randasi. Aš išsiaiškinsiu. Čia yra, kur antras žiedas ir dešinė tenai. Kur aš galiu žinot, ką aš vaikštų? Nu tai aišku, dieve. O tu vaikino neturi, aš tikiuosi, ne? Vyrą, žinok, turiu. Ir vaikų? Jo. Šaunuolė? 5 net? Aha. Tai tu krūta mama? Nu tai žinoma. Geras. Klausyk, toksai vat nekuklus klausimas. O tau yra tekę, kad nors su 2 vyrais turėti lytinių santykių? Ne. Nesi? Ne. Slabo? Slabo. Per stiprų čia būtų? Pertrenkė mašiną arba padėjo ragelį. Padėjo ragelį. Slabo? Slabo. Tipo, išsiderino, žinai. Oi, Toksai gal tas žodį lytinių santykių išgazdino, ja? Pasimelė. Paskambink dar kartą. Nori dar? Tai aišku, paklaus, kas čia nutrūko. Slabo, tipo, silpna. Išjungtas. Kažkaip čia nebeleidžia sujungti. Išsikrovė. Ko gero. Na, viskas gerai. Pradžio čia buvau. Ne, seniai. Numetė ragelę, ne? Kažką tu jį padarėjai.